Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Na, galų gale kalėdos. Beveik baigėsi metai, sveikinam visus su šia gražia švente. Net nebijoju, kad visi jūs gavote kalną dovanų ir kaip visi mes miškeriotojai laukiame žiemos. Žiemos kol kas nėra, bet mes labai tikimės, kad kaip ir kiekvienais metais sausio mėnesį iškart po naujų metų pradėsime laipioti ant ledo. Tai būdavo visada ir net galvoja, kad Kuršių marios sušals ir mes vis dėlto būtinai jau kitais metais susitiksime ant ledo. Na, šiandien šventinė laida, tikrai nenorime jūsų nieko mokyti, nieko jums patarinėti, dejuoti, nėra ledo. Ne, džiaukimės, švęskime kartu ir žinoma, geriausi mūsų 2016 metų laimikiai. Įdomiausios žūklės, šiandien tokia lengva šventinė laida visiems atsipalaidavimui. 2016 metų sezoną mes pradėjome labai anksti, vos tik tai pasitraukus ledams ir šiek tiek atšilus orai. Ir tuo metu mes žuvavome karosus ir tiesa, pirmą kartą mes pabandėme visiškai naują sistemėlę, tai yra bent jau karosų žūklėje nauja, tai feeder method ir masalui naudojame ant kabliuko pakabintą slieką, plauko sistema. Žodžiu, sliekas buvo užmautas ne tiesiogiai ant kabliuko, o būtent, kai kabėdavo atskirai, jį daug mieliau griebdavo štai tokio dydžio karosai. Iš tikrųjų įspūdinga žuvis ir tuo labiau sezono atidarimui štai tokie storuliai, kurie tikrai gerai mitę gyvena Kuršių mariose, buvo puikiai 2016 metų sezono pradžia. Pavasario tik bundant mes pradėjome žuvauti žioburius, žinoma, tai viena mūsų mėgstamiausių laidos žuvų ir tada, kai jie kimba, jos iš tikrųjų smagu gaudyti. Tuo labiau, kad tada jau ir išbandėme naujuosius salmo įrankius, baltuosius feederius, tai yra dugninės meškerės. Ir žvejyba buvo įdomi tom, kad aš gaudžiau pakankamai tradiciniais žūklės įrankiais, tai yra šėryklomis ir vėlgi naudojau jaukus. Ir masalui naudojau uodo trūklio ir musės lervas ir štai tokie gražuoliai iš tikrųjų mus džiugina. O tuo metu mano kolega Eugenijus gaudė visiškai kitaip, jis naudojo naują masalą, kurią mes sužinojome 16 metais, tai yra nevirta karališka krevetė, kurios yra parduodamos parduotuvėje, visiškai nenaudodamas jokių šėryklų, tik svarelio pagalba ir vėlgi tai buvo įdomus tarpusavio mūšis, nes viskas buvo skirtingai, tačiau laimikiai buvo įspūdingi ir būtent ta, realiai galiu drąsiai sakyti, smirdanti krevetė, kuri yra kepama ant griliaus, tuomet iš tikrųjų mus nustebina. Tai pamąstymas kitiem metam, kad gal tai vienas iš naujesnių masalų, kuriuo visai įdomu gaudyti žiobrius ir džiaugti, žinoma, dideliais laimikiais. Pirmoji mūsų karpinė žūklė. Pavasaris pakankamai vėlavo, jį pamenate 2016 metus, su kuriais mes atsisveikiname. Tačiau karpių žvejyba kartu su mūsų laidos bičiuliu, Baltarusijos rinktinės nariu Jūra Lisovskiu, feeder metodu, mums iš tikrųjų tada buvo labai sėkminga. Sezono atidarimas, kai šalta priversti kibti karpius, buvo iš tikrųjų netaip lengva ir tuo labiau, kad mes naudojame visiškai dvi skirtingas taktikas. Aš bandžiau jaukinti pakankamai didelį žūklės plotą ir berti daug jaukų. Ir būtent taip prisikviečiau karpius ir štai tokie didžiuliai paršiukai kiba mums iš tikrųjų smagiai.
Tuo metu svečias iš Baltarusijos mums parodė visiškai kitą žuklės metodą. Žvėjojo tik tai šėriklėlę, štai tiek dėdamas jauką ir tiesiog ieškodama žuvies visame vandens telkinyje. Jo technika buvo tokia, tiesiog pasėdi 5-8 minutės vienoje vietoje, metimas į kitą tašką ir vėl į kitą. Ir taip jis surado aktyviausius karpius ir tas vietas, kur jie laikėsi tvenkinyje. Tai vėlgi kažkas tai naujo ir įdomaus. Tuo labiau, kad tokios technikos, ieškojimo, karpių ieškojimo, vos nespinigavimo mes tikrai nebuvome patyrę ir paliko puikų įspūdį ir apmąstymus apie tai, kad tokia žuklė įmanoma ir visiškai smagu gaudyti ir taip naudojant ypatingai mažai jauko ir ieškant žuvies pačiam. Įsibėgėjus sezonui mes aplankėme Kauno marias, kaip matėte, lygiai tokiai pačias vėjuotas ir galingas kaip Baltijos jūra. Ir tuo metu mums kompaniją palaikė vienas žinomiausių Lietuvos plūdininkų Jonas Jablonskis. Gavosi savotiškas mūšis tarp dugninės ir plūdinės meškerės. Ir žinoma, man čia lankantis pirmą kartą buvo labai įdomu pažiūrėti, kaip gaudoma plūdinė meškerė. Tuo labiau, kad Kauno marios iš tikrųjų atsigauna ir jau daugelis meškeriotojų supranta verslinę žuklės panaikinimo naudą Kauno mariose, nes žuvies iš tikrųjų čia atsirado daug ir žvejyba buvo įspūdinga. 1-1, plūdinė prieš dugninę, laimikiai panašus, o emocijos, štai taip gaudant visiškai šalia Kauno, buvo tikrai skanios ir gražios. Viena įdomiausių ir netikėčiausių žuklių 16 metų sezoną tai buvo plūdinė žuklė, štai tokia senoje senvagėje. Gaudymanas baloninę meškerę, kai tu turi įleisti labai nedidelį vadinamąją akį, ten, kur jaukini ir kimbančia štai tokios žuvis. Žinoma, mes tada tikėjomės, tokioje vietoje, tikrai pelkėje, galima drąsiai sakyti, pagauti lynų, galbūt karosų. Tačiau tikrai nesitikėjome, kad štai tokiose vietose gyvena tokio dydžio karšiai, tokios juodos kultuvės, kuris mums paliko puikių įspūdžių. Ir žinoma, žvejyba plūdinė meškerė, kai tu labai gražiai pataikai plūdėlę į jaukintą vietą, į akį ir matai kiekvieną tos plūdės niurtelėjimą, krustelėjimą ir žinai, kad ten gali būti štai tokių monstrų, tikrai neišdildoma. Mes kitais metais bandysime atrasti dar naujesnių ir įdomesnių senvagių, nes čia buvo kažkas tai nerealaus. Štai taip mes 16 metais gaudėme vadinamąją baltą žuvį, kaip matėte, pačiais įvairiausiais žuklės įrankiais, įvairiausiais metodais. Ir galvojame, kad vis kiekvieną kartą rasdavome kažką tai naujesnio, įdomesnio ir kiekviena štai tokia apžvalga, žiūrint ir skaitant mūsų laidą tarp eilučių, iš tikrųjų gali duoti daug naudos meškeriotojams.
Taip mes darojamės su vadinamąja taikia žuvim, dabar jums metas užkasti baltos mišrainės, kaip visi lietuviai per visą šventės, pailsėti ir po pertraukos mes susitiksim ir pasakosim, kaip įdomiai mes gaudėme plėšrią žuvį. Sveiki sugrįžę, mūsų laida toliau švenčia Kalėdas ir dabar bus tema apie plėšrią žuvį. Ką mes įdomesnio tokio išbandėm 2016 metais, kokie buvo laimikiai. Nebuvo jie tokie labai lengvi, bet žvejybos buvo tikrai labai įdomios. Va prašau, sako, nėra ką veikti. Žiūrėkit, tarp Kalėdų ir naujų dar galima gaudyti gyvą žuvelę arba miškeriotojai, prašau, jie negali ramiai sėdėti namuose. Jam turi būtinai pagauti žuvį. Sakė, nufilmuok, paleisit. Tai va, ir mes vėlgi apie plėšrūnus. Plėšrūnus, kaip ir baltą žuvį, pirmoje mūsų laidos dalyje mes, kaip matėte, pradėjom gaudyti, kai tik tai pabėgo ledas. Dar niekas nežalė ir tuo metu turėjome išbandyti visiškai naujus kylančius guminukus Unagius Slug, kurie bent jau tada paliko labai gražų įspūdį. Žuvis buvo visiškai neaktyvios ir guminukas, kuris sugeba, virpėdamas pakelti uodegą, plaukiantis guminukas, vėlgi tai buvo naujiena, išbandyti masalus, kurie plaukia ir kuriuos tu gali valdyti net ilgos labai pauzės metu. Atsidarant sezoną ir gaudant štai tokio dydžio ešerius, išties buvo smagu. Žuvis buvo geros ir jos labai smagiai reagavo į guminukus ir ypatingai į spalvas, kuriamis netaip seniai mes ir pradėjome tikėti. Bet spalvos yra spalvos, guminukai yra guminukai ir sezono atidarimas su tokiais gražuoliais buvo tikrai smagus. Lydekų sezonas prasidėjo taip pat pakankamai anksti ir tuo kart mes Eugenijum išbandėm vėlgi naujus Lietuvoje masalus, tai yra plaukiančius guminukus, kurie 2016 metais buvo apdovanoti kaip vieni įdomiausių Kinijos rinkoje. Tai Yoka Shakeriai. Tai guma, kuri iš tikrųjų plaukia labai smarkiai, labai plūdri ir tuo metu mes bandėme gaudyti tokiose vietose, kur labai daug pernykščių žolių, nedideli gyliai, nes visi žino, kad lydekos laikosi būtent tokiose vietose iš karto po nerštų. Ir mūsų masalai buvo išties kitaip paruošti ir kitaip pakaustyti. Lydekų mes pagavome tada begalę, berods 22 per filmavimą ir įsitikinome, kad yra masalų, kuriais galima pravesti ten, kur praktiškai kiti visi masalai kabina žolės arba kabina dugną, o štai ofsetiniai kabliukai pasunkinti arba štai tokie su kulkomis tuomet paliko puikų įspūdį ir tai vėlgi buvo tokia šiokia naujovė, kurią mes dar kartojame. Bet įdomumas toks, kad tai vėlgi kažkokios 16 metų naujienos, kurias mes tik pabandėme ir įsitikiname jų efektyvumu.
Kad spiningų galima gaudyti ne tik lydekas, ne tik ešerius, tačiau ir Baltijos jūroje žino daugelis. Tačiau mažai kas tai bando daryti. Na, tuo metu mes su Dainiumi tiesiog džiaugiamės geru oru, prasidedančią vasarą, kuris vėlgi pradžia 16 metais buvo pakankamai šalta ir įdomiamis žuvimis. Ta, kad mes bandėme daug naujų blizgių ir kai kurie laimikiai mus stebino. Štai katiruotas, kuris labai gražiai surėjo blizgutę į burną, paliko tikrai smagių įspūdžių. Na, gerai kimbančios vėjažuvės, masalai naudojant blizgės, visą laiką yra gražu, smagu. Ir tokios žuvis, kurios pakankamai trumpai būna prie Baltijos jūros krantų ir pataikyti jų kibimą tikrai smagu, tuo labiau, kad tai egzotiška jūra, blizgėjimas nuo kranto įsibridus. Smagu, ar ne? Starkių žūklės sezoną 16 metais mes pradėjome pakankamai anksti, iš karto po draudimo. Ir, kaip matėte, pradėjome vidurį Kuršių marių, bet ypatingai mažais masalais. Taip jau buvo, kad vėlgi atšalimai neleido mum, ar dideli vėjai neleido mum išplaukti į Kuršių marias. Tačiau išplaukimai pirmieji starkių bandymai mums padovanojo tikrai labai gražių laimikių. Tačiau atkreipėme dėmesį į tai, kad sezono pradžioje dirbo ypatingai mažos gumelės. Ir, na, kartais žiūrint į tokias net nerealu, kaipgi galim tokiamis gaudyti starkius. Pasirodo, galima. Tačiau, kaip ir sezonas, taip ir masalai keičiasi. Na, vasarai įsibėgėjus tradicinės mūsų žvejybos ties kiaulės nugara. Vis dėlto tai yra kultinė Lietuvoje vieta, kur galima pagauti pačių įvairiausių dydžių ir storių starkių. Ir jau žinoma, tokiu metu laiku masalai tampa vis didesni ir didesni, nes daugelis Lietuvos meškeriotojų žino, kad starkis tada, kai jau išneršęs ir pailsėjęs, kai karšta, jis būtinai nori užkasti kažką tai didesnio ir gražesnio. Ir tuomet mes išbandėme 17 net metų naujienas, kurios atsiras tik tai kitais metais, tai naujus realius 3D guminukus Bazarą. Jie iš tikrųjų veikia puikiai ir kitais metais jūs galėsite pabandyti žuvauti jais. Tokia lengva, paprasta šventinė mūsų laida. Dar kartą sveikinu visus su Kalėdomis, be abejo sveikinu su artėjančiais 2017 metais. Mūsų kita laida jau bus po naujų metų. Vėlgi švęsime kartu su jumis naujosius metus. O dabar šiandien viskas. Susitiksim lygiai po savaitės. Dar kartą visiems gerų švenčių, nei žvyno, nei uodegos.